Nuo senų senovės gegužės mėnesį buvo garbinama švenčiausia mergelė Marija ir švenčiausios Marijos garbei buvo namuose ar kaimynas pas kaimyną pasidaromas altorėlis ir giedamos giesmės, kalbamos maldos. Ir paruošti priimti didelius pašaukimus į kunigystę, vienuolystę ir krikščionišką santuoką. O mums visiems, ištikimiems Kristaus bažnyčiai, leisk tavo globojamiems džiaugtis laikiną ir amžiną laimę. Visi šitie mūsų giedojimai prasidėjo 20 amžiaus pabaigoje ir jau tęsiasi 30 metų. Pirmoji to giedojimų sumanytoja buvo mano mamytė Marija Zenta Kaškelinė, prisiminusi savo giedojimus Žeimelio krašte, Nureikiuose, taip čia po daugelio metų Ūdekuose, pasitarusi su kaimo moterimis ir pradėjom šituos giedojimus. Ir kaip gražiai atliekam tokio tradicijo, malda yra gyvenime viskas, malda padeda į sunkumus ir gyvenimą stiprinimu. Kad ir kokioj parapijoj bebuvau, jaučiau, kad kažkur vis tiek yra bendruomenė, kuri moka susirinkti tą, ką jūs ir darot. Ir toliau tęskit ir tikrai linkiu tokių ir malonių, kurių mergelė Marija ir taip gražiai apgiedama, taip gražiai apmeldžiama mūsų šį mėnesį ir laimintų mūsų. O susirinkimai, susibuvimai, kai ateinam į šituos giedojimus, tai yra ta graži tokia bendrystė, kadangi aš čia gimiau, čia gyvenu jau Ūdekuose, šitam kaime, tai kiekvieną žmogų pažįstu ir kiekvienas žmogus man yra brangus su savo gyvenimais, su savo likimais ir tarsi prisiliečiu prie tų, kurie jau išėję į amžinybę ir gera pabūti su tais, kurie dar esame kartu. Visai Ūdekų bendruomeniai, man atrodo, kaip ir kiekvienam žmogui, reiškia, kad mūsų kaimas yra dar gyvesnis, dar gražesnis ir kad mes esame turtingi, kad tęsėme šitą gražią ir brangią mums visiems tradiciją. Paskutinę gegužės giedojimų dieną sueiname arbatėlės, padainuojame, pasibūname, išeiname visos laimingos, palinkėdamos viena kitai sveikatos, stiprybės ir kad vėl susitiktume kitais metais prie šitų giedojimų. Ir ateities kartoms norėčiau palinkėti, kad Ūdekuose gegužės mėnesiais skambėtų giesmės ir maldos, kad tęstume šitą gražią mūsų pradėtą tradiciją, kad visus visada lydėtų Marijos švenčiausios globa ir Dievo palaima.